Šiam Resort Holiday irgi dar neatsidaręs, bet baldai tikėjus nauji, viskas išdažyta. Vidinis kiemelis. Oi, labai didelės bendros erdvės. Čia restoranas bus, matau. Lauko baldai tvarkingi, nauji. Nu, ne visai nauji, žiūriu, staliukas miškiuką nusilupęs ir dar nepilnai išsidėję. Baseinas link jūros. Šiaip teritorija visai nieko, bet irgi negaliu nieko spręsti, nes dar neatsidaręs, ar čia prižiūrės tą žolę, bet panašu, kad jo, nes viskas yra šveičiama, ruošiamas sezonui. Tai va šita vieta šiems viešbučiam man labai graži. Snack baras yra prie jūros. Nu, gal irgi dar pasirenovuos. Bet vaizdai tai labai labai faini. Dešiniai ten tolumoje monastyrius. Netoli iki jo važiuoti. Paplūdimys yra siauras. Ruošiamas dar mums. Nu va ir faina tos pavienės palmės, grinai kaip Karibų paplūdimy, tik tai siaura. Manau, kad čia viskas bus išdažyta. Manau. Matau, yra vaikų baseiniukas atskirai, šalia didžiojo baseino. Gultai nenauji. Dar vienas baseinas. Turi ir plastikinių, ir ne plastikinių gultų. Nu, viskas ok, švarus, tai ne plastikiniai. Ta prasme, ne tai, kad švarus čia nusivalys, bet tvarkingi. Baseinas dar tik ruošiamas. Nu ką, aš vis dar šiems viešbutį tame neatidarytam, kur neina suprasti, bet matau, kad gana neblogi teniso kortai ir žiauriai didelis akvaparkas. Eik tu savo, čia visiškai naujas. Nereikia išsigąsti čia to baseino murzinumo, nes dar, nu, kaip iš po sezono, niekas net nevalia. Bet yra nerealus akvaparkas mažiukams, nu, iš tų gerųjų. Ir čia, wow, akvaparkas, wow, dičkiams. Kaip Tunisui, tai nerealiai gerai. Nu, vat ir neina susigaudyti, ar čia gerai, ar negerai. Šiaip tai atrodo labai fainai. Tie bungaliukai, nu tokie autentiški. Ten, kur tvarkosi, atrodo gražiai tvarkosi. Viešbutė apgyvendinimas yra tik tai vat bungalas, jie neturi pagrindinio pastato. Ir einam į vieną iš jų, toks kaip prieškambaris, baldai nauji. O jį kambarys žiauriai fainas, žiauriai fainas. Spinta. Atskirai tualetas. Kriauklė ir netgi kosmetika yra. Na ir dušas. Viskas nauja. Fainas labai. Visiškai toks pat Bungalow Family Room, bet vietoj tų dviejų foteliukų tik įėjus yra sofa, ant kurios galima miegoti, normalus čiužinys. O kambarys visiškai toks pat. Ir čia tualetas ir vonios kambarys, tai jau nefilmuoju iš naujo. Labai fainai.